Jeigu žmogus priklauso kažkokiai pažeidžiamai grupiai ar ne socialiniai grupiai, pačiam žmogui galbūt kartais atrodo, kad jisai yra kitoks, jisai yra galbūt silpnesnis, galbūt mažiau galintis, mažiau sugebantis, nors tai nebūtinai taip yra, bet tai tiesiog natūraliai tos mintis tokios kyla, kai tu jautiesi, kad nesilaukiamas kažkur, nesi būtinai priimamas kažkur, kalbant apie infrastruktūrą, tarkim, ar ne, kur tu negali patekti į renginius, kur organizuojami renginiai, bet tu supranti, kad tai ne tau, nes apie tave nepagalvojo, tavęs ten nelaukia, nekviečia, nes negali patekti. Tarsi ir pasitvirtina ta tavo vidinė nuostata, kad tu negali būti visuomenės dalimi, kad tu turi gyventi atskirą gyvenimą, prisitaikyti savo aplinką, galbūt negalėti dalyvauti plačiuosiuose tose renginiuose ir panašiai, tai ko gero tas palaikymas visokiojopas, tiek infrastruktūros pritaikymas, tiek apskritai informacija apie tos dalykus, kur tu gali iš tiesų dalyvauti, kur tu gali patekti, kad apie tave galvoja, kad nori, kad tenai būtum pačiam negalią turinčiam, tarkim, žmogui ar socialiai pažįstam grupėm, susimastyti, kad galbūt ta nuostata, kad tu nereikalingas yra neteisinga, jeigu tu matai, kad tu esi reikalingas. Buvau reabilitacijos centre Palangoje, nes anksčiau aš gyvenau Kaune ir man tas judėjimas mieste pačiam, nors dar buvo tuo metu jisai dar ne visiškai atnaujintas, buvo wow, aš galvodavau Kaune, tai tikrai aš taip negaliu judėti laisvai visur kaip čia. Ir tai mane paskatino rinktis gyvenamąją vietą būtent Pajūryje. Ir aišku, per tos metus apskritai labai pagerėjo dar situacija, dar pagerėjo, kur atrodo ir taip gerai. Ir jinai tikrai pagerėjo, judėti ten gatvėmis, tai apskritai jau nėra problemų, tikrai niekur, yra dviračių takai visur, tiek centrinėse gatvėse, tiek aišku, tas pagrindinis dviračių takas. Taip pat turim ir pliažų pritaikytų, tiek Palangoje yra 2 vietos, kur tikrai yra laukiami negalią turintys žmonės, taip pat, žinoma, ir koncertų ta salė, kuri dabar yra pilnai pritaikyta ir visą laiką yra skiriamos vietos ir vežimėliuose esantiems žmonėms. Visos reikalingos įstaigos, kurias reikia patekti, irgi pritaikytos visumoje. Ir, iš tikrųjų, situacija tikrai yra nebloga. Kitose miestuose, aišku, bet ir Palangoje yra galimybės pasinaudoti tam tikromis paslaugomis, tam, kad tiek ir negalią turinčio žmogaus, tiek ir jo aplinkai, šeimos nariam, artimiesiems būtų galbūt lengviau, kokybiškesnis gyvenimas. Yra ir asmeninio asistento paslauga, kur galima turėti žmogų, kuris padės, palydės negalią turintį žmogų, jam buityje padės, ar vykstant į darbą, ar iš jo, ar į parduotuvę ir panašiai. Tai galima galimybę turėti tokį žmogų šalia. Taip pat kita paslauga yra tai, kad jeigu reikalingos gydymo kažkokios irgi paslaugos, tada atvyksta į namus komanda ir tenai tau suteikia visas paslaugas reikalingas, ar reikia paimti kraują, ar reikia pamatuoti spaudimą, ar išrašyti vaistus, ar suteikti konsultaciją kažkokią, ar perrišti, ar įvairiausios tokios procedūros, kurias įmanoma atlikti namuose. Nereikia vykti į gydymo įstaigą tam, kad jas atlikti, pas tave atvažiuoja į namus. Ir taip pat yra laikino atokvėpio paslauga, kurią gali pasinaudoti artimieji šeimos nariai, kurie rūpinasi negalią turinčių žmogumi. Ir jie turi galimybę išvykti paatostogauti, pailsėti. Ir tuo metu ir yra prižiūrimas specialistų jų slaugomas asmuo ir jie patys gali turėti laiko truputėlį savo, pailsėti ir atgauti jėgas. Kai aš jau čia pradėjau gyventi, tai mano pirmųjų akimirkų buvo tas toksai, tik įvažiuoja, jau tik tai ženklas Palangos ir kažkoks toksai atsipalaidavimas, ramybė, toksai viskas kažkaip atrodo čia kitaip, ta aura ir atmosfera, kodėl aš jį įsimylėjau šitą kraštą, kodėl aš čia norėjau gyventi, tai mano buvo svajonė. Čia tiesiog yra gerai, čia atrodo net ir žmonės tokie mažiau pikti ir paslaugesni, gal kad ir mažesnis vis tiek tas miestelis už, tarkim, didmiesčius, tai tu atvyksti į, tarkim, kažkokią įstaigą, tai jau tave vis tiek ir žino ir pažįsti, žino tavo problematiką ir nereikia kelis kartus iš naujo vis aiškinti, ko tau reikia, ko tu nori ir kodėl pas juos atvykai. Aišku, tas judėjimas, gali sportuoti čia, važinėti rankomis minamų dviračių takais, tai jaučiuosi tikrai gerai. Tikrai gerai ir tik pradėjus čia gyventi, jau tai mano tapo namais, nereikėjo kažkokia adaptuotis ir kažkaip prisijaukinti šito kraštą, jis taip natūraliai atėjo į mano gyvenimą ir aš labai džiaugiuosi.